labas rytas, Šaika. Oi, tikrai jau daugelis pasiilgo reisų tikrai. Ir šį kartą mes važiuojam į patį Ispanijos galą prie pat jūros. Jau susinešėm daiktus, o paskutinė tašė liko. Tai liko atsisveikinti su mano ryžu. Nu, ateik atsisveikinti, ateik. Ateik, gražuolko. Nu, kaip visada, liūdnos akis. Visą laiką, kai išvažiuoju į reisą, tas jaučia ir net neateina išleisti, kol nepakviečiu. Du. Nu. Šiuo. Saugo kambarį. Būk geras šuo. Šiuo. Pakla, šubakas, pakla. Nu, taip. Prasideda mūsų reisas. Kažkaip taip. Šį kartą bandysiu daugiau pafilmuoti ir mikrofoną pajungiau prie Sonkės. Gal bus garsas daug geresnis, nu tikiuosi, kad bus geresnis. Turėtų būti jums maloniau žiūrėti. Aišku, vidosas nebus iš fotiko per teliką. Nebus ant tiek gerai matyti iš fotiko. Turbūt kai kurie žmonės jau pastebėjo, kad kokybė pagerėjo, nes normaliai pinigų įdėjom su montažoru į atsinaujinimą mūsų. Tai vat, ką Šaika, lekiam dabar mes į Kazlų Rūdą. Teta atsisveikina, visi atsisveikina su Valdemarka. Valdemarka išlėkė dabar, blemba, 2 savaitėm tikrai, gal net ir ilgiau. Nu, vienu žodžiu, taip, po biškį visur, gal šita serija bus net iš 2 dalių. Sorry, dar neatsibudau kavos, net negeriau. Degaliniai kažkur sustosim, paimsiu. Gal net serija bus iš 2 dalių. Tai, nes pasistengsiu daug filmuoti ir šią kelionę turbūt labai daug pasikalbėsim. Vienu žodžiu, darbas mūsų dabar susisieja taip. Mes važiuojam, kaip visada, į Kazlų Rūdą. Senai tam nebuvom. Pradėkime nuo to, kad aš visai reise nebuvęs 2 mėnesius. Per tos 2 mėnesius vieną kartą fūrai miegojau ir tai Šiauliuose. Varom dabar krautis 865 komatsu, bet vešim į ispanus per prancūzus ir kad būtų pigiau, jie taip norėjo, tai reikės nurengti visą traktorių, tai yra nuimti ratus, nuimti rungius ir taip toliau ir padaryti, kad jis būtų gabarite. Nu, kitaip neišeis. Labai ilgas pasikrovimas bus, irgi pasistengsiu maksimaliai daug pafilmuoti jo, nes tikrai bus įdomu, kaip čia eina tas darbas su traktoriaus nurengimu, nes nėra tai viskas taip paprasta. Būtų kranas, būtų paprasta, bet nu, kranas pinigų kainuoja. Tai va, po to mes Ispanuose prie pat jūros kažkur ten nusikraunam. Ir iš ten lekiam į prancūzus pakeliui, mums irgi prancūzuose pasikraunam Ponsą, harvesterį po gaisro nedidelio ten. Ir tą pansiuką vežamės atgal į Kazlų Rūdą. Tai va, tai tokie planai. Bam, bam, bam. Ką aš dar norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad laiką pastatytų. Nu va dabar. Jeigu žiūri iš teliko, nes žinau, kad labai daug žmonių žiūri iš teliko, nu paimk telefoną, paimk savo meškefoną, užeik į bloger Valdemarką, pastatyk laiką ir toliau žiūrėk ant teliko, gali ir komentą kokį parašyti, irgi bus gerai. Arba pažiūrėk iki galo vidosą ir tada parašyk komentą. Ir dar noriu pasakyti visiems, kas žiūrėjo mano sekmadieninį vidosą iš ralio. Labai didelis visiems ačiū už jūsų tokį stiprų ir karštą palaikymą. Kiekvieną komentarą perskaičiau visiems. Tai yra, noriu pasakyti, labai didelį ačiū. Tikrai nustebinot. Labai buvo miela. Tai ką, mes po biškį judam
O jums mielo žiūrėjimo. Dar kartą sorry, ką tik atsipėdau, varau iš kart kavos pasiimti. Nu ką, šinkelė, vienu žodžiu, antradienį rytas mes pradedam krautis. Vakar atvažiavau, taip ir nepasikrovėm. Neišėjo vakar mums pasikraut niekaip. Biški čia problema buvo. Karoči turėjom važiuoti per Ispaniją visą iki pat galo, viskas pasikeitė. Kraunam 14,70 ir vešim iki Ispanų sienos. Taip pat. Tai sandarinsim. Eisim krautis, bet 14,70 kraunam ir vis tiek visus 6 ratus reikia nuimti. O taip pat. Gerai, bėgu aš pabiškį dirbti, pafilmuosiu patį darbą. Kaip atrodo nelabai, ką? Reikia nuiminėti ratus dabar. Čia einam pabiškį dirbti. Ką, pabiškį nusikraunam. Čia jau nusikrovėm, viskas gerai, priekis nuleistas. Priekiniai ratai nuleisti, liko tik tai nuleist galinius. Biški bus negabarito. Bandys dabar kelt šikną. Dabar keliam šikną ir nuiminėsim galinius ratus. Galinius abudu dėsim ant balkono. Su priekiniai žiūrėsim, kaip gaunasi. Taip dabar strėliavą pakeliam ir galiniai ratai beveik nesiekia. Tai labai lengva bus pakelt. Biški toj prikelsi su manituške. Ir labai lengvai turi išsikelt. Dar biški. Jau viskas. Nuimti viską, tai nuimti, bet kaip mes viską po to statysim atgal ant sienos Ispanų, tai bus gerai, bėgu biški gumos paieškot. Bet strėlę biški pakelt. Pavojingi darbai. Ir dabar nuimsim ratą ir pats sunkiausias darbas bus viską pririšti. O, viskas yra. Dabar atgal pabiški važiuok. Все, einu gumas dėt. Kiek čia visko, sunkiai darosi viskas. O taip atrodo viskas. 2 ratai čia, 3 iš tos pusės ir dar 3 ant balkono. 6 grandinės. Pumpuojam orą. Einu, siimsiu CMR-ą ir po biškį judėsim. Oi, 2 valanda. Tai vat. Į Lenkiją tikrai važiuosim, žiūrėsim. Kokią Varšuvą stosim. Nes dabar Lomža atidaryta, tai tiesiai čia mausim bus greičiau daug. Nu, ką šaikelė, mes jau Vokietijoje važiuojam ramiai, viskas tvarkoj. Pasitinkam. Tai yra praleidžiam va tokį saulėlydį. Gražu.
išplovėm mašiną, užvažiavom Lenkuose. Dar geras 1700 km mums iki sienos ispanų, prancūzų. Tai aš galvojame šeštadienio rytą ten persikrovimą padarysim, nusikrausim, nes reikia visus ratus nuiminėti ir taip toliau. Šitus visus dalykus aš galvoju, kad mes padarysim šeštadienio rytą kažkur. Sustosiu aš Prancūzuose ir šeštadienį davažiuosiu, nusikrausiu ir grįšiu atgal į Prancūziją. Nenoriu aš ten toj sienai stovėti, labai tokia nelabai siena tokia, labai vagia ten ir taip toliau, pas mane ten ir įvažiavimai tie aliumininiai ir viskas kita, tai pasistengsim padaryti taip, kad grįžti kažkiek Prancūzijos link pasikrovimo, pirmadienį pasikrauti ir varyti namo. Tai va, toks planas pas mus. Aš kažkaip liūdnai važiuoju, jau pripratau aš būt namuose per tuos 2 mėnesius, iš tikrųjų, kažkaip galvojau, kad labai pasiilgsiu tos mašinos vairavimo ir taip toliau, bet iš tikrųjų, žinokit, važiuoju taip, važiuoju, nes reikia, jau labai ilgai mašiną prastovėjus. Bet iš tikrųjų, tai super tokio, wow, važiuoja reisan, tikrai šaika nebuvo. Plius šiuo momentu labai daug dar reikalų namuose yra, ir garažas keturračių nestatosi, o remontas yra. Irgi padarysiu vidosą jums, aprodysiu plius minus, turbūt, bet tiesiog padarysiu vidosą, kai bus jau viskas įrengta, padaryta. Plius dar vienas vidosas bus apie keturratį, atnaujinam keturratį, dabar pilnai naujos grafikos, montizatoriai, lankai, nudažymas ir taip toliau, reikia biškį išvėžinti, nes jau virš 2 metų ir gavęs viską, aišku, malkų labiau nei mano buvusi, 100%. Tai va, tai ką aš galiu pasakyti, kol kas tokie reikalai, taip viskas vyksta, pabiškį važiuojam ramiai, nieko ypatingo nėra. Ar viskas į vieną eilę važiuoja, viskas įdėjo į kairę juostą. Tai kur jūs važiuoja, tai atlyskit kažkur iš galo, ką aš dabar kiekvieną čia turėsiu įleisti, jums čia iki rytojos huiras išvažiuosim. Prasideda, Ne, zašabės, mes nuvažiavom, o jie dabar visi lenda į priekį, protingoliai, ir dabar juos visus čia praleidinėt, jo? Aфигенно jūs sugalvojat, fricai, kurva, nemagaliu, Nafik nieko aš neleisiu, šabėsiu. Jūs protingi, o aš naglas lenkas. Jeigu nepraleisiu dabar šitos fūros, tai jūs nieko nepamatysit. Davai, lysk. Ai, jebat. Kas čia buvo, nahoj? Suka, išsigandau net, kaip pisu per stabdžius, čia kažkas negabaritui atsitiko. Tokiai, bet kodėl iš čia? Jisai ratą turbūt pradūrė. Matau, kas čia buvo? Komentuosim situaciją. Taip, ką Valdemarka mato? Valdemarka mato putas. Oi, čia buvo gaisras, klausyk. Gal ne? Ką, mes 9-tukę už 35 km į 6-tuką nusukinėjom iki Prancūzijos Lyono, taip vadinamo mums. 850 km, tai šiandien tikrai nepasieksim, bet šiandien būsim Prancūzijoje, rytoj Prancūziją pravažiuosim. Bandau susitarti, kad mūsų šeštadienį nukrautų, bet gali būti taip, kad tik tai nusikrovimas pirmadienį. Tai stebėkite, žiūrėkite toliau, matysim.
kaip kas vyksta. Pas mus čia kalniukai, nuokalnės, nemėgstu Vokietijos dėl šito, ypač šito maršrutų labai daug čia tų kalnų, nuokalnių ir taip toliau. Tai toks važiavimas užpisantis, bet jau ruduo, auksiniai lapukai, raudonas Mercedesas lenkia raudoną dafuką, prieš mano 530 ir karvutės. Buvusios nuvažiavo. Ate. Labas rytas, šaika. Karoči, mes randamės kokių 40 km nuo Prancūzijos. Rytas 7, ne, meluoju, be 15:08, geriam kavytę, važiuojam pabiškį. O visiems, kanoms, kas kavą irgi geriat. Iki Livono mums 450 km. Šiandien bus aišku, ar nukraus mus šeštadienį, ar vis dėlto reikės laukti pirmadienio. Galimai, kad reikės prancūzus įstoti ir laukti pirmadienio, reikės surasti kokį gerą parkingėlį. Saugesnį, aišku, prancūzai tikrai nėra saugiausia vieta stovėt, bet ką padarysi. Tai važiuojam dabar pabiškį, gerai išsimiegojom. Ką, šaikelė, prancūzai, susitikom su kolega, bijo kamerų, bėga iš karto. Nors dukrai linkėjimus perduok, internete būsi. Iš tolimiausios į Franciją. Francijos, ja. Tai vienu žodžiu, aš turėjau krautis šitą traktorių, bet neturiu ispanų leidimo, tai švogerio tralas krovėsi, tai aš pasikroviau šitą. Iki ispanų sienos vežu. Ir aš kaip visada, balvonas kažką turiu namuose palikti. Palikau vienu žodžiu laidą pasikrovimo kamerai. Bet po to degalinį greičiausiai nupirksiu, kažką surasiu ten. Laisvai tokių laidų bus. Afliukai. Ačiū. Čia žmona turbūt. Jo, kepė. Kepė žmona, tik tai Laminavimo aparatą. Laminavimo aparatą turi. Nu tai žmona dar reikia paragauti. Kažkai kelia. Vlogelis tęsis toliau. Mes Prancūzijoje netoli, gaunasi netoli ispanų sienos. Čia toks įdomus parkingas. Visus va mašinas iš stambų stovi. Varomės vienu žodžiu dabar pasižiūrėt, kas čia darosi. Gauna pizdai vairuotojai, kurie labai daug prie mašinų prišiukšlino. Krūva nuorūkų, kažkokie podukai, turbūt vakar biškį ilsėjusi chebra. Tai čia prižiūrėtojas važinėjasi, duoda biškį Vilnių. Tai čia taip atrodo parkingas. Ten toliau jis eina, čia gan daug mašinų ir padalinta viskas. Sunkvežimiai, kurie su šaldytuvais vienoj vietoj stovi, ten toliau stovi, kad netrukdytų kitiems, kas be šaldytuvių stoja, nuo tentams ir taip toliau. Varau dabar į kavinę, ten kavinė yra ir šitą parkingą galima tik tai įeiti ir iš jo išeiti, jeigu turi bilietėlį, kurį gauni įvažiuojant per vartus. Tai jeigu to bilietėlio neturi, tai niekas čia neįeis, neišeis. Tai irgi labai gerai, kaip prancūzuose labai taip viskas vagiama ir taip toliau. Tai, kažkočią pusryčių kažkokiu pasivalgyt į kavinukę, pažiūrėsim. Kažkai kelia, labas rytas, pirmadienis, mes Ledžunkerą паркинге. У меня из окна видно вот такие горы. Atvažiavo savivartį su Fiskaru, tai jisai tipo ir nukraudinės mus. Laukiu, kol atvažiuos šefai, kurie nupirko šitą visą dalyką. Ir žiūrėsim, kaip čia kas bus. Nežinau, kiek išeis pafilmuoti, nes norėsiu turbūt jiems padėti, kad kuo greičiau viską tą padaryti. Tai va taip, labai mažai nufilmavau važiavimo. Kamera, sėdu, laido nepaimu. Kaip visada, Valdemarka, apie ką jis galvoja, kur jo mintys, aš ir pats nežinau. Svajoju, skraidau kažkur, Bėgam, reikia turbūt persirengti. Čia dar vienas Valdemarka. Vabaliukai, dėkui už maikę.
Lėkiu persirengti ir reikia padėti žmonėm. Kaip vairuotojai vairuoja, tai nieko nedirbat. Kas išeina jau, 3 ratai stovi, pusė yra. Bet pabandysim su 4 nuvažiuoti, kad aš greičiau iš čia išvažiuotų, o po to dar 2 jau be manęs užsidės kažkaip. Taip, prieš paskutinį ratą dedam. Ir 2 liko patys sunkiausi. Oi, tai iš tos pusės apeisiu. Traktorius taip pavirtęs jau. Bet grandinėmis prilaikau, mato tai. Visai darau ne savo darbą, bet noriu šiandien dar pasikrauti. Labai noriu namo greičiau važiuoti. Palieka tik 5 dienos. Nors realiai turėčiau grįžti per 4 kažkur. Jeigu šiandien dar pasikrausiu, o čia bus puiku. Kažkai kelią. Nusikrovėm mes. Va, tokie gražus kalnai. Ir vis man tą dainavo, меня из окна видно вот такие горы. Varom į kalniuką, jau čia 2 kilometrai iki Prancūzijos sienos, mes čia 5 kilometrus Ispanuose buvom. O, Ispanijos pamatėm, aфиgenai. Karočią nusikrovėm, dabar varom 300 kilometrų iki pasikrovimo. Šiandienos planas dalėkti iki pasikrovimo ir rytoj vėl pasikrovimas, bet rytoj krausim po gaisro ir reikės irgi nuiminėti visus ratus. Karočią, rytoj irgi ilga diena, mažai kilometrų, bet tikiuosi, gal jie su kranu kokių pakels. Ui, kaip gražu! Karočią, ir kažkaip taip rytoj pabandysiu pafilmuoti, nežinau, kaip ten prancūzai ar leis man padaryti. Čia tai jokių problemų nebuvo su to. Tai va, čia aišku negalima antrą eilę važiuoti, bet ką padarysi? Dafukas koječiina į kalną. Taip, reikia dabar greitai. Grįžtam atgal. Всё, niekas nematė? Važiavau toliau. Ryto šaika, kas, vienu žodžiu, taip. Aš vakar nupirkau laidą, pakroviau kamerą, viskas tvarkoj. Atvažiavau aš vienu žodžiu iki pasikrovimo, bet vakar manęs nepradėjo krauti, nes pasakė tipo, kad nespėsim ir taip toliau. Tai va, 8:01 minutės 8. Varau dabar link pasikrovimo, nes vienu žodžiu labai ilgas pasikrovimas bus, bet yra minusas, kad negalėsiu filmuoti. Gal kažką paslapčiai biškį išeis pafilmuoti, pažiūrėsiu, nes čia labai didelė kompanija ir jie tikrai neleis filmuoti man ir taip toliau. Ir kad va, privažiuoja, matot, vartai uždaryti, niekas nieko nesimato. Čia labai daug visokios technikos stovi, tai reikia eiti man paskambinti į duris. Tai aš bandau įvažiuoti į aikštelę, einu persirengti ir lėksim krautis. Šaika, kol niekas, blėt, nemato, užvažiavom, blėt, labai aukštai. Dabar reikės nuimti visus ratus, viską sudėt. Blėt, čia dar tiek darbo, eina nakvis. Labai fiziškai sunkus reisas gaunasi. Oi, aš tikiuosi viskas eis sklandžiai, jokių prikolų nebus. Volia, nuo 8 iki pusės 4. Все, pasikrovim. Susiryšom, pasikrovim. Atrodom, tikrai nekaip. Jėgų visai nėra. Kaip grįžti dabar, spėt iki 5-dienio namo neįsivaizduoju. Labai sunkiai bus, bet kažkaip. Tai čia все, varau persirengt, imu CMR ir iš čia. Ko greičiau.
grįžo į kelią. Ką biški naujienų, kas mes jau Vokietijoje nefilmavau šiandien nieko visą dieną, skubu namo, vairavau visą dieną, atvažiavam Vokietijoje, 5 dabar, 30 km iki 6, bet jau baigėsi laikas, 15 minučių, 10 valandos tebeliko. Ieškom parkingo, tikiuosi kažkur toje surasiu atsistot. Rytoj 6-5 km iki sienos lieka Lenkijos, tai rytoj per 10 tikrai Lenkijoje kažkur būsim ir penktadienį turėtume būti nusikrovime. Reikės anksti labai keltis, kad kuo greičiau davažiuoti iki nusikrovimo ir penktadienį, kad galėtų dar nukrauti mus, nes po to per išeiginės nežinau, kaip ten su nusikrovimu ir taip toliau bus. O darbo čia nusikrauti yra, čia ne 15 minučių, kad traktorius nuvažiuos ir viskas. Tai va, tokie reikalai, va, dienos vairavimo laikė pasiekta 9:05. Tuoj surasim parkingėlį, jei nesurasim nieko, čekiuką išspaudysim, viskas tvarkoja. Vienu žodžiu, lekiam. Kol kas viskas tvarkoja, jokių problemų, bėdų nėra. Važiuojam toliau. Ką, mano mėlėjai, blemas, važiavomės kažkaip, darbo laikas 10 valandų. Už 10 kilometrų, 10 kilometrų kamštis. Tenais jo vapščiai nesimato niekur, kur tas galas. Kažkokia avarija lygtais, ant ženklų rodo. Sunkus reisas jau gaunasi, jau pavargau tikrai. 2 mėnesiai namuose ir čia bam toksai iš karto. Sunkus nusikrovimai, sunkus pasikrovimai, pats kelias irgi gan sunkus, plus į tą pusę labai retai važiuoju, nežinau nei kur parkingai normalūs, nei ką, nei kaip, vienu žodžiu. Nu tikrai nemaloniausias reisas iš visų mano. Planas toks pas mus, kad rytoj aš vakare atvažiuoju į Kazlų Rūdą, man paliks mašiną ir aš su lengvaja lėksiu iki namų. O pirmadienį ant pietų kažkur tada atvažiuosiu, tada į namo namo ant pietų atvažiuosiu į Kazlų Rūdą, kai jau turbūt bus nusikrovę jie viską ir lėksiu namučių, tai va, kol kas toks planas. Pum! Labas rytas! Penktadienis, namo važiuojant, tai 5:35 ryto. Kaip matot, nuotaika puikiai, kodėl? Nes važiuojam namo. Pasiilgau namų, pasiilgau žmonių, pasiilgau Franko, plus dar keturratis pilnai rebildinimas, tai va, kas nieko nežino apie tai va, žinokit, kad sekanti serija bus apie tai, kaip yra perdaromas mano keturratis, kuris keičia įvaizdį, tai pamatysit sekančią seriją tenais. Tai va. Pas mane 4:30 pas mane atsikėliau prieš pusvalandį, pavalgiau kavytės, nusipirkau, biškį užsipyliau dar atblių, bet nežiūriu, nes neužteks iki Lietuvos, kuro vakar prisipyliau. Lekiam namo, iki Kazlų Rūdos ir greičiausiai nusikryvimas bus tik tai pirmadienį, žiūrėsim, karočią, kaip gausi šaiką. Aš save rodau, bletgi, naktis, jau galva nieko nesobražait, vienu žodžiu, klemka. Kas čia, blet? Valdemarai, kada tu jau grįši iš reiso, jau laukiam, nesulaukiam,
jau pirtis užkurta, kubilas užkurtas. Tai jau vabaliukas gamina. Bet tavęs dar nėra, kada tu grįši? Valdemarkai poha. Valdemarka važiuoja Galiną surinkinėt. Visiems privet! Na taip, bet. Nu gerai, pasiekite Gurskų YouTube'ą. Į sąskaitą po to išrašysiu jau. Пизда, я на гелику нахуй, до хаты ебашу. Ебать, переда только не маю.